Gerai. Labas vakaras, laba diena ar labas rytas, nežinau, kuriuo metu žiūrėsite šį video, šį įrašą. Ir šiandieną tas nuostabus vakaras, kada mes, moterys, galime paskirti laiko savo, mylimoms, arba tas rytas, arba ta diena, kada jūs prisijungsit, nes šiandieną mes kalbėsime apie moterų grožį. Ir žinoma, kaip sakant, geriausia dėl grožio pasikviesti tą moterį, kuri geriausiai išmano apie jį. Ir kaip mums pasisekė, nes pas mus komandoje yra įvairių profesijų žmonių. Ir viena iš profesijų tai yra kosmetologas. Ir šiandieną mes turim svečiuose Žibutę Šarkiūnienę, kuri yra ir kosmetologė, ir masažistė, žodžiu, ir žmogus, kuris labai gerai pažįsta produktą ir šiandieną jinai pasidalins savo patarimais, bendrai patarimais apie mūsų produktus, apie kaukes, žodžiu, tad kas dalyvausit, tai rašykit klausimus, kurie kils eigoj, pabandysim maksimaliai, nežinau, nežibutė, ar čia tas pusvalandis bus šį kartą koncepcija išlaikyta, bet, žodžiu, idėja yra tame, kad jeigu bus klausimų, tai mes į juos atsakysim, ar ne, žibutė, bet kokiu Gerai. atveju. Žinoma. Tai va, Taip. tai aš tada, žodžiu, atiduodu žodį Žibutei ir šiandieną viskas apie moters grožį ir kaip jį puoselėti iš išorės. Ir, nežinau, Žibutė, tau viską atiduodu. Ir iš vidaus. Ir Ir iš iš vidaus. vidaus. Taip. Taip. Mūsų komandose tikrai yra grožio specialistų ir jūs juos pažįstate, jeigu esate toj komandai, tai pažįstate. Aš su grožiu jau dirbu 20 metų ir pradirbus aš tinklinį rinkodarui 20 metų. Ir kaip masažistė šiandien skaičiavau, kaip kovido meistrė, chiromasažo, limfodrenų, turbūt jau 6 jau patirties tikrai turiu. Ir strimgalviais atėjau į koralą, nes pamačiau labai didelę naudą savo klientams. Pirmoiliai savo klientams. Todėl, kad kaip ir mes išoriškai prisižiūrėsim grožį, lygiai taip pat, kiek mes išoriškai beplautume mašiną, jinai vis tiek genda iš vidaus. Kiek mes išoriškai beblizginsim, poliruosim ir glaistysim rūdis, jinai vis tiek byra iš vidaus. Kiek mes ją bemylėsim ir nedaug dieve dar jeigu mes sumaišysime kurą, aš esu 3 kartus įpylus ne tą kurą, tai žinokit, ir sustosim. Tai va taip yra ir su mūsų organizmu labai dažnai, tiesiog būna tiesiog tokie mėnesiai, kai moteris ištisai ateina į masažus be kūro. Nėra kūro, jos tiesiog griūna, kūro nėra, odos sausos, odos pilkos, pigmentuotos ir taip toliau. Tai žinoma, apie kas liečia sveikatą, tai jūs esate toj srity kaip tik ir taisote savo sveikatą, taisote savo kūrą iš vidaus. Jūs reguliuojate detalės iš vidaus, kas yra labai faina. Ir mano tokie pastebėjimai, kai aš atėjau į koralą ir mano klientės paskui mane atėjo į koralą ir mes pradėjome pritaikyti koncepciją, nes veido priežiūra kaip ir sutvarkytos pas mano asmeninės klientės, kurios ateina reguliariai. Ir kai jos įsivedė koncepciją, po 3 mėnesių pagerėjo veido oda, kas liečia drėgmę. Todėl, kad aš turiu labai gerą instrumentą, kuriuo pamatuoju odos drėgmę. Ir jisai man pasako žaibiškai. Ir tas instrumentas yra mano rankos. Aš tik tai priliečiu prie odos ir man būna visiškai viskas aišku. Ir vat pastebėjau, lygiai po 3 mėnesių 70% pas klientės pagerėja veido oda, jeigu mes pradedame į save pilti teisingą kurą, į teisingą vandenį ir jeigu mes pradedame tvarkyti organizmą ir išoriškai pradedam labai keistis. Ir aš pati turiu savo nuotrauką prieš ir po, kai prieš tai, kaip atėjau į koralą, visiškai nusibaigusi fiziškai, psichiškai, emociškai ir taip toliau ir pradėjau save atstatinėti ir rezultatas tas labai labai ženklus. Dabar šiandien aš noriu pakalbėti apie mūsų kaukės, fantastinės mūsų kaukės. Aš visą gyvenimą myliu kaukės, visą gyvenimą ir visą gyvenimą žinau, kad jos atlieka didžiąją dalį mūsų grožio, didžiąją puoselėjimo dalį. Ir pati aš klientėm visą laiką labai daug pardavinėdavau kaukių, nes aš žinodavau jų esmę ir pati ant savęs matydavau, kaip jos veikia.
Tai didžioji klaida klienčių apskritai, kad kosmetikos rinkoje labai labai daug. Atsirinkti labai yra sunku. Ir didelė klaida yra tai, kad stengiamasi nusipirkti kuo pigesnių kaukių. Kuo pigesnė kaukė, reikia suprasti, kad ten yra kuo mažiau ingredientų. Ir, ir antra klaida tai, kad jos yra dedamos labai retai. Pavyzdžiui, pagal aprašymą jos dedamas. Jeigu aprašymai yra parašyta, uždėkite ant savo odos 1-2 kartus savaitį. Tai šitas patarimas ir šituo patarimu galite laikytis tik tai tada, jeigu jūsų oda ideali. Jeigu jūsų oda idealiai drėgna, idealiai patempta, nepigmentuota, nešlakuota, nepleiskanoja, nešerpetoja ir taip toliau. Tuomet taip, tai yra idealu. Bet jeigu jūs jaučiate, kad jūs nedageriat vandens, kad jūs pavargusi, kad jūs einate ant išsekimo ribos, jūs nedamiegojusi, jūs dirbate problematiškose darbo sąlygose, kur yra dulkių, kur yra metalo. Jeigu jūs gyvenate megapoliuose arba dideliuose miestuose, nu, daleiskim, kaip Kaunas, tai yra toks vidutinis miestas, tai automatiškai, kai mes gyvename mieste, yra užterštumas labai didelis. Ir tas užterštumas, jisai žaloja mūsų odą. Ir žaloja mūsų odą, žinokite, per kvėpavimo takus ir žinoma, nusėsdamos ant odos. Ir šitą reikia šitos dalykus įvertinti, tuomet jūsų kaukės turėtų būti dedamos tokiu kritiniu metu 5 kartus savaitėje. Tuomet jūs turėsite fantastinį rezultatą. Dar viena yra klaida, kad nueinama į procedūras, pavyzdžiui, pas mane ateina į masažus arba į kosmetologinę procedūrą ir įsivaizduoja, jeigu jūs jau skiriate pinigų kosmetologiniam procedūrom, tai jūs turite daryti palaikymą iki sekančio karto. Jūs turite vis tiek naudoti kaukės tuo pačiu ritmu. Ir jums visą laiką kosmetologė pasakys, kad oda sausa, tai iš karto turėkite omeny, kad jums reikia 3 dienas iš eilės po procedūrų užsidėti kaukės. Tada jūs turėsite fantastinį rezultatą ir galėsite truputėlį eiti rečiau pas kosmetologę ir masažistę. Nes kosmetologė ir masažistė padaro pusę darbo, 50%. Visas kitas darbas yra jūsų asmeninis namuose. Na ką, dar yra tokia viena klaida, kad ateina pavasaris, jau šilta ir visa kita, kaip ir faina, ir nereikia, oda komfortiškai jaučiasi, man nieko nereikia, apie save užmiršau ir taip toliau. Ne. Pereinamasis laikotarpis iš žiemos į pavasarį visą laiką odai yra stresinis. Po to mes gyvenam 4 metų laikuose, kurie labai keičiasi. Tai dargana, tai vėjas, tai dar. Pavyzdžiui, 2 dienas prieš tai buvo vėjas. Jisai išgairina veidą. Vėjas gairina veidą, per didelė saulė gairina veidą. Pas mus dabar yra labai intensyvi saulė, mums reikia daug dažniau drėkinti. Ta prasme, ne 1-2 kartus savaitėje, bet kai būna intensyvūs tokie saulės periodai arba oro permainų periodai, dėtis kaukės dažniau. Jūs pasakysite, aš neturiu kada, bet žinokit, aš irgi neturiu kada, todėl kad aš dar darbe, o dabar yra po 7:14. Ir aš darau tada, kada tik tai galiu. Ir turėkite omeny, kad jeigu jūs stresuojate, pas jūs yra aukštas streso lygis, nuo 1 iki 10, jeigu moteris sako, pas mane streso lygis 6, tai žinokit, yra tikrai pakankamas aukštas streso lygis, todėl kad stresas sutraukia raumenis ir sutraukia mimikos raumenis. Ir pas jūs atsiranda smulkius raukšlelis. Ir jūs galite visą tai padaryti tik tai atsipalaiduodamos, tik tai drėkindamos odą, todėl kad kaukėse yra odą atpalaiduojančių priemonių, mimikos raukšlelių atpalaiduojančių priemonių. Kas yra labai svarbu. Ir jūs, kai naudosite kaukės, jūs daleiskime, būsite įpykus iš vidaus, arba būsite įsiutus ar pikta, ar susinervavusi ir taip toliau, bet ant jūsų veido šito nervo nesimatys. Nes niekam nereikia žiūrėti jūsų tą nervuotą veidą, įsitempusi veidą. Visi nori matyti, kaip sakoma, besišypsantį žmogų. Ir tas yra labai faina, kad tu visą laiką matai savo veidą formui.
tu jam nekeli jokių priekaištų, kad ten ar dėl paakių, ar dėl odos, ar dėl to, kad yra šita nepatempta oda. Tai vat, tokie vat pagrindiniai dalykai ir stresas pats didžiausias mūsų priešas. Jeigu moteris stresuoja, jinai turi mesti visus darbus ir eiti užsidėti kaukę. Moters pagrindas, ką moteriai reikia, tai nestresuoti, todėl kad jinai yra šeimos kaklas. Ir nuo kaklo, kur jisai sukioja, priklauso jūsų šeimos nuotaika. Tai jeigu jūsų nuotaika gera, jeigu vaikai mato, mama vėl nuėjo užsidėti kaukę, tai žinokite, mergaitės po to jūs mėgdžios ir lygiai taip pat mokės save prižiūrėti. Vaikinams galioja lygiai tą patį taisyklę. Ir jeigu jūs manote, labai dažnai girdžiu, kad aš nupirkau savo vaikui priemonių, bet jisai nieko nesideda. Mielos mamos, mano sūnui 28 metai. Aš nueinu pas į vonę, kai jisai valosi dantis ir pasakau, užsidėk kaukę. Ne, po to aš čia tingiu. Sakau, dabar. Ir tai bus visada, todėl kad vyrai yra kitokie. Ir mes atsakingos vis tiek už tai, kad jų oda būtų graži. Todėl, kad jeigu jūs neskirsite tam laiko, namuose gyvens gražuolė ir pabaisa. Tai nežinau, ar jūs su pabaisa norite gyventi, tai aišku, prisitrinam per gyvenimą, bet vaikams įskiepyti galima. Ir niekas nesikeis. Vis tiek vyrams reikės uždėti kaukės. Taigi, pereinam mes prie kaukių. Mes turime 3 kaukės, aš dabar turiu tik 2 dėžutės ir tai jos pustuštės, o viena išmesta. Nes aš jas labai myliu ir aš naudoju jas procedūrose ir aš pati jas, kaip sakoma, valgau. Ir labai pamilau dėl to, vat iš karto pasakysiu, kokį pliusą aš pamačiau juose. Aš labai daug kaukių esu išbandžius, labai. Ir man kaukė turi duoti efektą tokį staigų čia ir dabar. Tai vat, pirma, kas man labai patiko, tai kad juose yra jūrinis vanduo. Ir dabar pasakysiu, kodėl. Jeigu jūs bandėte mūsų Ocean Mina, Ocean Min produktą, kuris yra dedamas į vandenį. Tai yra produktas natūralus visiškai, jisai pagamintas iš jūros, ta prasme iš vandenyno, paimtas vanduo iš 625 metrų gilio, jisai yra mažos, ten yra 70 mineralų, mažos koncentracijos. Ir jisai pagamintas tokiu būdu, kad kai mes geriam tą vandenį, kūnas įsisavina tokius mikroelementus, kurių jam tuo metu trūksta. Ir aš, kai jį pabandžiau, tai pirma, ką aš pastebėjau, kad tokio vandens, jūrinės kilmės, aš galiu 3 litrus laisvai išgerti. Tai jeigu jūs sakote, kad jūs negalite gerti vandens, jūs neprisiverčiat, tai dėkite Ocean Miną, laisvai išgeriamas vanduo, jisai labai skanus ir jo norisi gerti. Plius ten yra, jisai yra organinis, o čia yra labai raktinis žodis, organinis. Tai yra natūralus, organinis, neperdirbtas ir taip toliau. Įsisavina, ten yra truputėlį magnio, jisai nuramina tą streso moterišką lygį. Visos ateina stresuotos ir griūna. Visos. Tai jisai subalansuoja, net aš pastebėjau, kad mano širdis daug ramiau plaka, kai aš, pavyzdžiui, geriu tokią Ocean Miną. Tai aš, kadangi bandžiau šitą produktą ir aš perskaičiau, kad čia yra jūrinės kilmės vanduo, aš supratau turbo. Tai yra tiesiog, nežinau, ne 100% gerai, čia yra visas 1000. Todėl, kad čia jau yra mineralų, jūrinės kilmės mineralų. Tai yra fainai, nes mums reikia lygiai taip pat mineralų ant odos. Tai va, po to aš perskaičiau Advanced Collagen, taigi visos pamišusios dėl kolageno. Ir čia yra maitinamoji kaukė su kolagenu. Tai yra labai faina. Ir ką jinai daro? Jinai tavo visą paglebimą, kad kolageninės skaidulos, kad būtų ir būtų patempta oda. Jinai būtų plus pamaitinta, nes ko labai trūksta maitinimo. Labai mažai yra maitinamųjų kaukių iš tikrųjų rinkoje.
Labai mažai. Ir man patinka, aš tai įsigudrinus tą vieną kaukę dėti 3 kartus dienoj, 3 kartus, todėl kad aš dedu visą laiką vidutinį sluoksnį, plus sekančią dieną sintetinį sluoksnį ir dar sekančią dieną sintetinį sluoksnį. Viduje yra 15 ml serumo. 15. Tai yra tiek pat, kiek mes turime paakių kremuose. Paakių kremuose daugmaž 15 ml. Ir viso šito užtenka. Kodėl aš dedu 3 kartus? Aš matau ir tikrai, kad paprastai tų 15 ml, jeigu oda yra dirgli, išlindusios kraujagyslės, jeigu jinai šerpetota, jeigu jinai pleiskanus, jeigu stresuota, oda nesugeba iš karto suvalgyti 15 ml. Tai vat, tai leidžia mums šitą kaukę panaudoti 3 dienas iš eilės. Ir tada oda po truputį, kaip sakau, po truputį jinai atsigers ir efektas bus geriau, nei iš karto kibiras, suprantat, ant savęs užsidėti. Ne visos odos pajėgios tai padaryti. Jeigu jūsų pajėgi, tai viskas yra tvarkoj. Bet net ir mano ne visada pajėgi. Tai va, tai pirma, turbo. Vieną kaukę galima naudoti 3 dienas iš eilės. Tai jau yra fain, reiškia, jums vienos kaukės užtenka praktiškai savaitį, tai čia toks, nu, vat, pagerintas. Jeigu labai sausa, tai reiškia, aišku, reikia pradėti dar vieną pakuotę. Turėkite omeny, kad atėjote iš procedūrų, iš kosmetologo, masažisto ar dar kas nors tokio, dedatės kaukės, perkatės ir dedatės kaukės. Jos tikrai yra jums pigios. Pigios. Pagal savo sudedamąją dalį jos nežmoniškai pigios. Toliau yra tokia hidrobooster. Vad hidrobooster. Kaukės reikia turėti visų. Hidrobooster tai pirma, ką jinai daro, jinai labai tuninguoja. Vat ką reiškia tuninguoja, nu, tuningą daro, tokį patempimą daro. Šitos kaukės, jeigu jūs jas naudosite, tai žinokit, aplinkiniai tikrai matys, kad su jūsų oda ženkliai pagerėjo. Ženkliai pagerėjo. Ir jinai padaro tokį prabangios odos efektą. Tik tai reikia naudoti, nes jeigu tai stovės ant lentynos, tai tikrai nepadės. Nu, graži pakuotė, aišku, jinai puošia namus, va, kaip matote, jinai papuoš jūsų ponę, kaip sakoma, jinai papuoš jūsų namus ir visa kita, bet veidas lygiai taip pat bus jūsų surūgęs kaip ir toliau, jeigu jūs nenaudosite kaukių, jisai bus liūdnas. Toliau, ir dar kita kaukė yra Harmony kaukė, jinai skirta, vad Harmony kaukė, skirta toms, kurios rūko, vat jeigu norite mesti rūkyti, žinokite, naudokite 10 kapsulių H500. Šiandien pasakiau šitą receptą. Tarp kitko, šiandien pas mane atėjo šitą viena moteris, kuri sumažino stipriai rūkalų kiekį. Stipriai sumažino rūkalų kiekį. O rūkė visą gyvenimą. Tai va, ir tikrai žinau ne vieną atvejį, kai metama rūkyti. Tai va, Harmony kaukė, jinai kitokios pakuotės ir vadinasi Harmony. Jinai yra skirta rūkaliams, tiems, kurie dirba pavojingose darbo sąlygose, pavyzdžiui, dulkės, smalkės, Neringutė, va, kaip tik metalas. rodė, žibutė neringutė, kaip tik rodė dabar kaukės jo, tą Skin Harmony. Jo, Aha, tai va. žinot, kaukė. Jo. Tai kas yra pavojingos darbo sąlygos? Net jūsų stresas irgi yra pavojingas. Todėl, kad jis iš karto pasidaro oda pilka. Nuo streso pasidaro oda pilka. Jeigu jūs išnervavo darbe, nu, generalinis direktorius arba direktorius, nu, pasiūsti jo neina, reiškia, jūs visą tą pasiūtimą nešiojate savyje. Užsidėti Harmony kaukę. Jeigu nu, aš nežinau, jeigu jūs alergiška, jeigu jūsų labai plona oda, jeigu jūsų kuperozinė oda, jinai tinka viskam, todėl kad jinai subalansuoja, harmoningai subalansuoja jūs. Tai yra ne tik spa, bet ir kaip dabar čia tas naujas žodis, nu, užmiršau, tiek to. Harmonija. Harmonija turi būti tiek išorėje, tiek viduje. Tai va, tai šitas kaukės tikrai reikia naudoti visoms, dovanoti drąsiai. Kas man patinka, kad jas visas 3 galima dovanoti bet kam. Ir pataikysit į 10. Tiesiog. Toliau, labai panašios dėžutės, čia yra kolagenas. Aš dievinu šitos kompanijos kolageną, nes aš matau rezultatą. Ir mes turime 2 kolagenus, tai yra peptidinį ir tripeptidinį. Ieškojau aš savo klientam kolageno, kurį galėčiau pareklamuoti ir kad jos naudotų. Ir aš pati ieškojau, galvodama, kad vau, kaip čia norėčiau.
taip pasenau, iš tikrųjų per porą mėnesių taip pasenau, nežinau, tiesiog visas kūnas sukrito. Ir žinot, jeigu jūs investuojate į procedūras, tai va šitos injekcijas, įdūrimus, ta prasme, leidžiatės hialuroną, mikrodatinės procedūras, jeigu darote, plastiką, jeigu darote, visada reikės palaikymo, visada reikės kolagenų. Visada. Todėl, kad kolagenas tai yra vat, tie nematomi siūlai, kurie palaiko mūsų visą odą ir karkasą. Peptidinis kolagenas yra rožiniai dėžutėje, jisai yra skirtas plaukams, nagams, bet aš galiu pasakyti drąsiai, kad jisai puikiai, nes aš turiu omeny, išnekėdama apie gleivinę, tai moteris lytinės lūpos, todėl kad labai dažnai būna visokių nepatogumų ir kolagenas yra tas produktas, kurios atstato. Kolagenas labai tinka lūpomis, išputlina lūpas. Ir tai jaučiasi, jeigu jūs dar valotės organizmą, tai iš vis tobula, jeigu jūs praeinate visus etapus, todėl kad kolagenas tada įsigeria 70% greičiau, 60-70% greičiau. Tai reiškia, kad rezultatas yra matomas jau kokią 7 dieną. Aš pajaučiau 7 dieną. Pajaučiau pirmoji lyg, kad mano labai išsiputlino lūpos ir aš kai šneku tiesiog jaučiu tas lūpas. Labai jaučiasi kaso, labai jaučiasi. Kaip sakoma, netgi kai lūpdažiu dažau lūpas, jaučiu, kad jos visai kitaip lūpdažiu dažosi, netgi taip. Tai va, ir matomi rezultatai iš tikrųjų, nes tikrai klausiu savo klienčių, ar jos geria kolageną ir jis sako, taip, aš gėriau, rezultato nemačiau. Ir labai didelis procentas moterų negauna rezultato iš kolageno, katastrofiškai, nes kolagenų aibė prigaminta su labai, kaip sakoma, neaiškia paskirtim, neaiškiais produktais. Mūsų kolagenai pagaminti iš jūrinės kilmės ir ką aš noriu dar pasakyti, akcentuoti labai aiškiai. Kai atsirado pas mus kolagenas, aš pravažiavau visas vaistinės, ieškodama, iš kokios žuvies pagaminta. Ir ta prasme, arba jeigu ne žuvis, bet kad būtų bent jau nurodytas regionas. Visiškai neaišku, iš kokios žuvies. Parašyta jūrinės, bet tai irgi visiškai nieko nesako. O pas mus yra parašyta iš laukinės žuvies, Aliaskos ir Japonijos krantų. Tai netgi nurodytas yra regionas, iš kur yra gaunama žuvis. Tai rodo iš tikrųjų, kad kompanija atsakingai nurodyti, iš kur gauni, kaip sakoma, tai irgi yra labai svarbus yra dalykas. Plius, tripeptidinis kolagenas tiek yra į sąnarius, tiek yra į odą, tiek yra į kremzles ir jisai pasiskirsto ten, kur reikia, kad, sakoma, jūs netraškėtumėte, bet ir kad oda būtų gražiai patempta jaunatviškai. Tai vat, investuojate, jeigu jūs investuojate į procedūras, į kolageną, jūs irgi tada turite investuoti, kad tą rezultatą jūs jaustumėte ir turėtumėte ilgalaikius rezultatus 10 metų į priekį, 20 metų į priekį, nes galima senti labai gražiai, jaunatviškai tiesiog galima senti. Tai va, dar trumpai pasakysiu apie promarinę sistemą, aš dabar čia neturiu pasėmusi. Bet kompanija turi dar promarinę visą liniją. Aš pasiskaičiavau, kiek ingredientų, žinokite. Tai vien tonikė yra 20 ingredientų ir naktinėme kreme 28 ingredientai. Ir ten yra produktai, ten yra su kolagenu ir tai yra aminorūgštis, kas mums yra labai svarbu, peptidai ir ten irgi yra medžiagos, kurios atpalaiduoja mimikos raukšles, kad nesusidarytų mimikos raukšlės, kai jūs būnate pikta, stresuota, nervuota, kad šito nesimatytų. Tai apie mūsų kosmetiką čia? Ką sakei dabar jo? Apie kosmetiką? Jo, taip. Privilegija, ne taip pasakiau pavadinę, privilegija. Bet aš ne apie tai, aš norėjau tiesiog pridėti, kad aš dabar, kaip sakant, pasidovanojau savo skrabą, naktinį, žodžiu, tą kremą ir rytinį. Kai pirmą kartą bandžiau kažkaip tik tai kremą, nesugebėjau jo pajusti. Bet dabar, kai dajungiau skrabą ir tuos abudu, dar serumą dar tada jungiau. Yra toks
Nu toks, va, toks, tu toks, Yra, toks kaifas. yra sinergetiškai veikia. Taip, Supranti, jeigu jūs naudojate, pavyzdžiui, tik tai vieną produktą ir po to pas jūs neaišku, kas ant lentynos, iš vis, tai nėra sinergijos produktuose. Todėl, kad taip, sinergija yra tada, kai tu nusiprausi vienos firmos prausikliu, jis yra pas mus labai prabangus, kai tu nusišvyti veidą, kai tu užsidedi kaukę ir užsidedi kremą, tada taip, viskas sinergetiškai pradeda suktis. Ir ne taip, kad chaotiškai viskas, o taip. labai labai viskas eina sklandžiai. Taip, tai tiesa. Taip. Ir tas toks jausmas, žinok, tik aš vien tik, nu, jau nuo naktinio kaip kaifuoju. Tiesiog užsitepė, atrodo, aš nežinau, atrodo, lygtų ten ir, nu, ir ta kava ten dar yra kažkokia, ir ten, ir tas jausmas poilsio, ir tas kvapas, tas toks natūralus kažkoks, nu, ten toks malonumas abipusis E, eina. Ten, aš tai supranti, kaip pavyzdžiui, jaučiu, užuodžiu tą kremą, tai man kvepia labai aukštos kokybės kava. Mhm. Nes mano uoslė labai gera. Mano vyras sako, tavo uoslė kaip šunio. Tai man prabangos tas kavos Taip. kvapas yra. Ir plus naktinėme kreme yra regeneruojami produktai. Tai tu, kai užsidedi, tai tau Mhm. iš karto atpalaiduoja visą dienos stresą. Todėl tu, kai užsidedi, iš karto tau, wow, kaip fainai. Tai va tas ir užliuliuoja. Taip, Rimtai, rimtai. Ir dar kai aš va dabar po skrydžio buvau, grįžau namo, iš karto čiupau kaukę, būtent tą Skin Harmony, va šitą tą taip. violetinę. Mhm, Sėdėjau kaukę, va ačiū už patarimą, už tą visą susluoksniavimą, kad per 3 kartus čia iš vis fantastika, kaip tą serumą taip, panaudoti, kuris lieka ir tos visos taip, dalys. Paskui dar taip. užsitepiau kremą, dieve, aš vaikščiu ir sakau vyrui, pagaliau mano oda atsigėrė, tas nieko nesupranta, sako, ką tu čia šneki, sakau, pagaliau mano oda atsigėrė, pagaliau atsigėrė, tiek streso po skrydžio, sakau, taip išdžiūvo, nu toks geras jausmas, nu ta prasme Taip, superinis. aš dar noriu vat, paantrinti, vyro oda truputėlį storesnė, todėl jie nejaučia tokio dalyko va, kaip moteris. Moterų odų plonesnė. Bet vat, tu labai gerą temą užvedėjai, tai yra skrydžiai. Pakilus, žiūrėkit, mes labai daug skrendam. Paprastai žmonės keliaujantis ir uždirbantis, tai skrenda 6 kartus tikrai per metus. Tikrai, tikrai. O jeigu dar paskaičiuoti, kad pakilti ir nusileisti, tai yra 12 pakilimų. Kai mes pakilame su lėktuvu į 10 000 metrų, pas mus vyksta automatinė dehidratacija. Ir jeigu jūs lėktuve negeriat vandens, pas jūs yra totali dehidratacija ir prasideda ląstelių dehidratacija. Ir tai yra tikrai, nu, nepasakysiu, kad baisus dalykas, todėl kad pradeda sausėti organai ir mes pradedam paprasčiausiai džiūti ir senti. Todėl vandenį gerti mes galime turėti tiek koralmainą, tiek galime pentokaną turėti, įsimesti į buteliuką nusipirkę vandens. Ir būtinai tiesiog įsimesti, nes jeigu jūs skraidote su kuprinėmis, tiesiog įsimesti, nes čia užtenka 3 dienom jų viešbutį, o paprastai žmonės vidutiniškai skrenda kokiam 5 dienom. Tai jūs 3 dienom turėsite kaukę ir grįžę iš karto vėl naudoti kaukę. Būtinai jūs turite. Ir vieno karto bus per mažai. Ir tikrai, nes reikia 3 dienas iš eilės, o tai ir 5 po kiekvienos kelionės. Ir dar turėti omeny, kad nu, įvertinti, kur jūs skrendate, kuriam laikui ir kur jūs skrendate. Tai lėktuvai, žinokit, lėktuvuose gali skaudėti labai stipriai galvą, jeigu skrydis labai tolimas dėl dehidratacijos. Tai įvertinam šitą situaciją, skraidome, atostogaujame, bet ir labai save prižiūrime. Jeigu leidžiame savo bilietui į lėktuvą, tai leiskime savo ir įsidėti tam tikras priemonės. Super, Žibutė. Ačiū tau labai. Ar turit moteris kažkokį klausimą? Galbūt kažkas kilo beklausant? Gal norit užduoti, ką nors Žibutėjai? Aš noriu paklausti. Jeigu jau yra randuota odelė, nu, po spuogų ten, po visokių tokių, kokias priemonės vat, reikėtų vis tiek, nu, vidus, tai aišku, detoksas, ten visi tie valymai, kalogenas, o iš išorės kaip, nes vis tiek tas rauplėtumas, nu, jo ten ar panaikins tai. Rauplėtumą naikina ir vienas dalykas, rauplėtumą naikins kolagenas, geriamas kolagenas iš vidaus.
Todėl, Mhm. kad kai yra rauplėtumas, reiškia yra pažeisti giluminiai odos sluoksniai. Tai mūsų kolagenas, pavyzdžiui, lygina tas pjūvius. Nu, pavyzdžiui, kai moteris ten yra Randus, ne? po cezario pjūvio, randus ir taip toliau, tai yra lyginimas. Nes yra regeneruoja audiniai ir greičiau regeneruoja audiniai. Tai būtinai. Toliau, naudoti skrabą, žinoma, būtinai, todėl kad skrabas irgi išorinę regeneraciją paskatina, kolageninė kaukė, harmoni kaukė, viskas pas mus tinka. Mhm. Ir rauplėtumas po truputėlį reikia, žinokit, tikrai gerų metų. Gerų metų, kad atsistatytų va, tas rauplėtumas ir būtų lygesnė oda. Bet tai yra priežiūra. O išvysti odą reikėtų 2 kartus savaitėje būtinai. Ir žinot, dar yra toks dalykas, jeigu buvo spuogai, reiškia greičiausiai yra riebesnė oda, negalima vaikščioti su riebaluotu veidu. Jeigu, pavyzdžiui, po sporto reikia iš karto veidą nusiprausti, jeigu karštas odė suprakaitavo, reikia iš karto veidą nusiprausti, todėl kad ant mūsų odos yra šlapalo. Tai yra, išsiskiria vanduo, druska ir šlapalas. Kas yra šlapalas? Nu, tai tas pats, ką mes išsisiojam, tik tai kita forma. Tai va šitą šlapalą reikia būtinai nuplauti ir nevaikščioti su prakaituotu veidu. Nes O taip jeigu darbo keršto. sąlygos yra, kur karšta, nu, prie baseinų ten dirba. O jeigu dirba prie baseinų, tai dar yra vienas niuansas. Reiškia, yra cheminės medžiagos, kurios garuoja ir išgarina viršutinį sluoksnį. Ane, išplonėjo oda, tai būna net toks nonsensas. Riebi oda ir dar išplonėjusi. Mhm. Ane? Tai turime, nu, paprasčiausiai eiti ir persiplauti. Rekomendacija yra praustis virintų vandenių darbe, kad visą laiką, todėl kad virintas vanduo labai būna toksai neutralus. Nes garuoja, į akis pradeda garuoti ir visą laiką persiplauti veidą virintų vandenių. Mhm. Živutė, Ačiū. dar yra vienas klausimas, tuoj Mhm. paskaitysiu. O negalima tiesiog užtepti kaukę kaip kremą, antrą, trečią kartą būtina dėti su ta plėvele sintetinė? Dabar dar vieną, ką norėjau dar užmiršau pasakyti, tai kad po kaukės būtina dėti kremą. Panaudojus kaukę būtina ją uždaryti kremu. Dabar kaip klausimas, ar... Ar būtina su ta sintetinė plėvele dėtis, nu, ta prasme, su tuo sluoksniu Taip, išoriniu, ar galima tik užsitepti tą serumą? žiūrėkite, vidutinis sluoksnis yra pagamintas iš kokosinio sluoksnio tam, kad būtų geras sukibimas ir patempimas, nes yra serumas, jisai priglunda prie odos, įgauna veido formą ir, kaip sakoma, užfiksuoja. Tai yra fiksatorius. Kai būna fiksatorius makiažui, kad nenubėgtų makiažas, tai šitą kaukę paima ir užfiksuoja. Nu, pavyzdžiui, galiu sulyginti su liemenuku. Liemenukas užfiksuoja krūtinę, kad mes, kai eitume, išsilaikytų formą. Suprantat? Tai šitą kaukę fiksuoja. Sintetinis pluoštas jau nefiksuoja, bet jį reikia užsidėti dėl to, kad jūs jo nenugramdysit paprasčiausiai, tik tai dėl to. Neina nugramdyti, tai kai užsidedi, kad pasiliktų to serumo ant odos. Bet tada tą, Ir būtinai, pabaig mintį ir aš taip, paklausiu. Pabaig mintį, ką norėjau. ir būtinai uždedate po to kremą. Ar tai dieninį, ar tai naktinį, priklausomai nuo to, nuo dienos periodo. Būtinai, nes turite uždaryti, užrakinti serumą, užrakinti kaukę su kremu. Mhm. Tai realiai Užraktas. gaunasi, kad tuos 2 išorinius sluoksnius ten sulankstai ir maksimaliai, kad tam serume būtų, kol tu ten naudosi sekantį kartą, ne? Taip, užlankstai, suspaudi ir, ta prasme, kokiu savaržėlę užspaudi ir pasidedi. Galima laikyti šaldytuve, kad, jeigu karšta, tai būtinai laikyti šaldytuve ir nelaikyti prie radiatoriaus. Super, super. Ačiū labai. Man tai buvo fantastiškai naudinga. Ar yra dar kažkokių klausimų, merginos? Nėra. Puiku. Ačiū, Žibutė, tau labai. Tikrai, ta prasme, nuostabi energija, man užsinorėjo, aš nors kaukių turiu namuose, bet paklausiau tavęs ir vėl noriu eiti viską dėtis ir teptis ir, žodžiu, naudoti. Tai ačiū labai, aš manau, kad Taip, aš ir taip.
Ir mes toliau pratęsim ir man atrodo, kad daugiau bus tų kalbančiųjų, nes kai ateina nauji žmonės su naujom žiniom, su nauja energija, tai visai, kaip sakant, dar nusidažo kitom spalvom mūsų vakarai. Tai turbūt Taip, sutiksit, ne merginos, kad kaip sakyti, yra tame vaibo. Ačiū, žinute, Žibutė, ne paskutinis kartas, susitarėm, nes kolageną reikia dar taip. skersai išilgai ten jį išnagrinėti, ne? Kremus, Galima žodžiu, kita. išnagrinėti, galima. Tai Pavyzdžiais. va. Taip, Taip. Ačiū tau labai ir tada gero gerai. vakaro visam. Gero Ačiū. vakaro iki. Iki. Iki.